Labas rytas iš Belgrado. Čia mano hostelis, kuriame nakvojau. Labai fainas. 11 eurų sumokėjau. Ką tik buvau bankomate, nusiimti grynųjų. 3 aukštai, viršuj šeimininkai gyvena. Ir laisvalaikio zona, ir virtuvė. Viskas, ko reikia. Vakar nuėjau 3 valandą ryto miegoti, tai atsikėliau šiandien 9, susirašiau. Važiuojam į centrą, apsidairysim, pamatysim. Šiek tiek Belgrado susipažinsim. Ir reikės man judėti į Vokietiją. Laukia kiti planai, kiti darbai. Tai žiūrėjau ir autobusą, ir traukinį, tikriausiai su autobusu. Nepirkau online, nes ten nėra pasirinkti dviračio. Turėjau tą tokią situaciją kažkada Prancūzijoje, kad pykomės, kad tą dviratį palikti autobuse, nes jam irgi reikia dėžės. Tai nuspręsiu vietoj. Žiūrėjom, susipažinsim su Belgradu, nes kiek vakar pravažiavau, tai viskas eina kalnais. Žemyn, aukštyn. Tokio tipažo nameliai, šiaip tikrai Serbijoje namai gražus. Aišku, irgi yra tų apleistų, bet prisižiūrint į savo kiemus, gražu pasižiūrėti. Pavyzdžiui, net ir čia kiek visokiausių augaliukų gėlyčių. Tai jaučiuos gerai. Aišku, miegot noris, bendras nuovargis irgi yra. Reiks pailsėti po šitos kelionės tikrai. Iš tokios bendrinės pusės labiau daugiau pamiegot, daugiau pavalgyti, atsistatyti tokią. Bet normalu. Šiandien vėl karšta. Tradicinis serbų maistas. Galvoju čia pavalgyti. Kiek pasirinkimo ir čia spėju viskas labai skanu. Mano 39 platforma ir va čia man tikrina ir manęs nenorėjo praleisti. Pradėjau pyktis ir tiesiog praėjau. Dabar lauksim autobuso, kuris važiuos tiesiai į Müncheną. Bus 4:30, tai dar 20 minučių. Tai, pasižiūrėsim. Čia kaip Prancūzijoje, taip pat ir su žiūriu serbais. Visi labai tokie pikti, niūrūs.
Tai dažniausiai va tokiose ypač vietose, ypač autobusus stotyse, pastoviai reikia pyktis, pastoviai. Ir jūs pykitės visada, bandykit išsikovoti viską, nes ypač kai su dviračiu. Mano autobusas čia ir sakė, neturi vietų. Sakau, ar galiu pati pasižiūrėti? Ne, negali, sakau, išimsim du ratus, tilps. Ne, netilps, sakė, tik vairuotojas, vis toj problemos tokios. Tai nenuvažiuosiu tiesiai į Vokietiją, bandysim iki Kroatijos gal. Pašokt. Atsikeičiau pinigus atgal dabar į eurus. Dabar laukiu Flixbuso, kuris važiuosi į Zagrebą šiandien. Flixbusas, kuriuo dabar važiuoju. Įdėjom dviratį. Važiuojam į Zagrebą. Esu Zagrebe. Prieš 30 minučių atvažiavom, tai vėlavo kiek 3 valandas pralaukėm prie sienos. Ir jokių dabar pasirinkimų nėra iki 6 ryto. Iš autobusų, iš traukinių ir praktiškai galėčiau dabar net minti vėl tą pačiu keliu, kuriuo atmyniau iš Liublianos ir nuo Liublianos kažko ieškoti. Arba minti iki Graco, Austrijoje, kur būtų daugiau pasirinkimų. Atstumo 150 maždaug, tai iki Graco, dar ne su tuo minus keliu, bet iki Liublianos tai būtų tas pats. Aišku, galėčiau ir palaukti autobuso 6 ryto 4 valandas, bet niekaip, arba net 12 valandą dienos galėčiau tiesioginį jau į Innsbruką nusipirkti, bet negaliu pirkti, nes su dviračiu jie pastoviai gali ir neįleisti. Įstrigus dabar gal su dviračiu. O ką daryti? Zagrebas, centras, visiškai tylu, ramu, nieko nėra. Man tai gerai, minam iki Austrijos dabar. Graz miestelio, iš ten bus ir traukiniai, ir autobusai pakilti į šiaurę. Ir nuo šiaurės tikriausiai teks dar pamykti irgi antrą kartą, tai nelengva bus grįžti. Dabar važiavau per kaimelius, visą laiką taip aukštyn žemyn, bet taip lengvai. Dabar kelias susijungs į mašinų kelią ir labai gerai, nes praėjo rūkas. Tai saugiau bus, nes jeigu būčiau šito tą keliu važiavus, kur visos fūros važiuoja, tai tikriausiai būtų nelabai saugu buvę. Taip pat tas, tai jau esu netoli Slovenijos sienos ir kirsim šiandien Sloveniją visą. Palei kalnų viršūnes toliau judinuos. Dabar link Maribor miestelio. 100 kilometrų jau turiu, liko 100. 12 valandą.
Buvau iš pat pradžių Slovėnijoje ir Ptuj miestelį. Apie šitą miestą, Maribor, sakė, kad yra žavingas ir vertas dėmesio. Ir dabar čia esu nesitikėjau, bet taip gavus, labai džiaugiuosi, nes jis labai gražus. Paliekam Slovėniją. 19% į kalnę tai veduosi sieną už šitų krūmų medžių. Viskas į Gracą. Tai turėti dabar 4 valandos dienos. Centrą pasieksiu ramiai neskubėdama 8 kokią, kadangi traukinys 10, tai ramiai nuvažiuosiu. Ir rytoj ryte atsidursiu Innsbruke. Ir numinsiu iki ten jau, kur man reikia, Garmišo. Liko apie 20 km iki centro. Valanda vakaras jau mieste. Liko kaip 3 km iki stoties. Turiu virš 200 jau. Bet visur. Spėjau, traukinys jau čionai. Nusipirkau bilietus irgi spėjau 54 eurai. Iš viso su dviračiu iki Innsbruko, tai dviratis bus vienam vagone, aš sėdėsiu kitam, tai dabar jau susinešiu, nors dar pusvalandis yra pats tas šiandien. Labas rytas. Esu Vokietijoje, čia praleidau 4 dienas. Šita vieta yra mano kaip ir antri namai. Balkanų kelionės dabar kol kas turiu 2 laisvas savaitės. Dėl to aš negaliu įgyvendinti savo kajako baidarės kelionės, kadangi baidarės kelionėje reikia daugiau man laiko, apie mėnesio. Ir tą mėnesį aš turėsiu tik lapkričio mėnesį. Kadangi rugsėjo vidury turiu būti Šiaurės Vokietijoje. Buvo įvairiausių planų, ar keliauti, pavyzdžiui, per kokią Vokietiją, ar į tą pačią Graikiją. Bet turiu pasiūlymą nuvykti dabar į Kroatiją. Ir ten pasivažinėti su motociklais, pakeliauti ir tuo pačiu su kalnų dviračiu pasivažinėti. Tai šiandien dabar palieku savo daiktus šičia, kur gyvenu. Pasiemu tik svarbiausius, tai yra kompiuteris, technika, rūbai, higiena ir dviračio reikmenys, visokių palapinių, miegmaišių, neimu nuo lietaus drabužių, tokius dalykus aš čia palieku. Šiandien dabar už valandos man yra autobusas iš Garmišo į Innsbruką, 8 eurai, ir iš Innsbruko į Veroną turiu nusipirkus 20 eurų. Tai vakare pasieksiu Veroną, 8 val. Vakaro būsiu tenai ir tada man reikia iki Triesto. Ir kol kas yra traukiniai, yra autobusai, bet jie bus tik naktį. Tai dar galvoju, ar nakvosiu Veronoj, ar minsiu, ar važiuosiu, ar palauksiu autobusų stoty. Pirmą noriu nusigauti paprasčiausiai į Veroną ir tada žiūrėsim, kaip reiks nusigauti iki Kroatijos vieno miestelio. Kadangi
kadangi taip nėra lengva, čia visada taip yra tie tiesioginiai. Tų tiesioginių yra tikrai nedaug variantų, praktiškai dabar, kur važiuoju, nėra. Tiek su autobusais, tiek su traukiniais ir labai daug kainuoja. Tai geriausia pirkti nuo vieno miesto iki kito ir vėl tą patį daryti, negu pirkti tiesioginį, vos net ten, su 2 persėdimais, bet tu gali ir nespėti, jeigu kažkas vėluos, kažkur užtruksi, tai geriausia matyti vietoj, nes visgi važiuoju su dviračiu, nevažiuoju tiesiog su kuprinė. Tai aišku, irgi dabar pasimsim kuprinę, nusipirkau kompiuterį, nes nenorėjau ant galo dėti, tai toksai bus visiškai kitokia kelionė, toksai labiau gal ekspromtas, net sakyčiau, kas man irgi patinka. Tai tuo judėsim tenai, šiek tiek pailsėjau, sakykim, pavalgiau, kaip ir praėjo tas 4 dienos, vėliau, aišku, bus sumontuojama viskas, susitvarkiau, kompiuterius, visa medžiaga yra, bet žinau, kad jūs laukia tas medžiagos, tiesiog sumontuosiu, kai būsiu Šiaurės Vokietijoje, nes dabar toliau gaunas taip, kad toliau keliauju ir šiai dienai, tiesą sakant, nelabai yra to laiko montuoti. Tai gaunas taip, kad Baidarės kelionė nusikelia šiek tiek, bet pakeliausim dabar Kroatijoje per pakrantę motociklu kitaip. Tai nieko baisaus, kaip tik bus daugiau vaizdų, daugiau įspūdžių, daugiau nuotykių, aš dėl to džiaugiuosi. Šiek tiek vėliau pristatysiu irgi Baidarės kelionę, su laiku viskas. Kol kas važiuojam į Kroatiją. Taip atrodo Garmišas vasarą. Garmišas mano mylimiausia vieta apskritai tikriausiai Europoje. Kaip ir Innsbrukas kaip miestas, nes tai nėra jis didelis, nėra jis mažas, bet jisai turi ir gamtą, ir miestą, viską viename, todėl man šitos apylinkės yra vienos mylimiausių ir aš čia dažnai ir labai būnu. Viskas, gana šnekėt, važiuojam.